Sveiki tamstos, turim siuntą iš Gerbesto ir pagaliau atkeliavo tas lauktas daiktas. Pirkta per 11.11, užtruko maždaug nepilnai mėnesį. Registruota siunta ir džiugu atėjo be muito. Taip, čia kaip visą laiką įdėtas lapukas kas. Ir čia kaip matot yra, ar tiksliau net negalit patikėti, kad gali būti toks mažas projektorius. Video projektorius. Oh my god, jis dar mažesnis negu įsivaizdavau. Čia yra video projektorius. Tokio dydžio. Šakės. Nerealiai. Dabar paprastą projektorių realiai galima nusipirkti už 50-60 eurų. Šitas man kainavo aišku daugiau. Šitas kainavo man 140 kažkiek eurų. Dabar gal kainoje didesnė bus. Per 11.11 buvo akcijoje. Nu, atrodo super. Iš tikrųjų nėra labai jau lengvas, bet nėra ko norėti. Rimtas daiktas. Taip, ką mes turim komplekte? Taip, turim user guidą. Na, pultas, kaip čia viską padaryti. Pom, pom, pom. Gerai. Šakės, koks mažiukas, nu nerealiai. Tokį negailą ir kelionės vežiotis, ne. Čia jau daugiau viskas pridėta. Taip, turim tripodą. Taigi galima prisimontuoti. Na taip. Super. Pum, pum. Ir pasistatot, kur norit žiūrėti. Čia ir pasireguliuojat vietą. Viskas labai paprasta, kaip telefoną. Reguliuojat. Hop. Nu, viskas aišku. Super. Važiuojam toliau. Taip, turim įkroviklį. Taip. Ir mes čia turim 5 voltai, 3 amperai. Tai galingas kroviklis, lyginant su telefonais. Taip, čia viskas. Gražiai išpakuota, iš tikrųjų gera dėžutė, tokia pakankamai rimta. Taip, ir turim pultuką, štai tokį. Viskas labai paprasta. Tvarkinga, baterijų dėja neįdėjo. Taigi, šiaip jisai kuo dar ypatingas, jisai turi bateriją viduj. Tai realiai kažkiek laiko galima žiūrėti jį iš tikrųjų be įjungimo į lizdą. Taigi, stovyklaujat, pasiėmat su savim, kaip sakant, televizorių. Viduj yra Androidas, taigi gali tiesiai kišti USB atmintinuką. Ir be problemų žiūrėti. O, atsirado vaizdas. Super. Nu, pakankamai ryškiai bent jau atrodo dabar. Čia pas mane yra labai šviesu. Nu, anyway. Bandysim, tada bus matyti, kaip čia gaunasi. Kol kas atrodo viskas labai neblogai. Taigi, testuojam. Tęsiam apžiūrą mūsų super duper projektoriaus. Pasibandžiau kelias savaitės, iš tikrųjų pasižaidžiau, labai smagus žaisliukas, tik tai turi kelis niuansiukus. Na, iš esmės apie patį įrenginuką, tai baterija laiko apie porą valandų ir kad jinai yra, tai yra super dalykas, nes iš tikrųjų nusineši kažkur, tai nereikia nei pajunginėti, nei ką, jeigu nori nuotraukas parodyti, ar filmą kažkokį, ar video, tiesiog įjungi savo ir parodai, nereikia ieškoti kabelių, nereikia nieko. Kad ir krepšį buvau užsinešęs, įsijungiau pasižiūrėti lauke ant sienos. Tai iš tikrųjų, na, ten turbūt ekranas kokie 5-6 metrai gavosi, nebuvo labai ryškus, bet anyway, jeigu visiška naktis yra, tikrai žiūrėti galima. Ir pasijungus bluetoothinę kolonėlę, garsas, viskas, žodžiu, efektas yra labai neblogas. Čia dabar pasijungiau kambarį, kaip mato, dar yra šviesu pakankamai, toksai vakarėjantis, tai nėra labai ryškus ekranas ir yra pakankamai pilka siena. Tai irgi nuima šiek tiek ryškumo, tai būtų gerokai šviesiau ir gražiau būtų ant baltos sienos, bet neturiu po ranka dabar, kur čia parodyti. Taigi, anyway, matote, kad vaizdas yra pakankamai ryškus ir jeigu pasidaryti kokio pusantro metro
įstrižainės televizorių, vakare žiūrėti puikiai. Galima, be jokių problemų. Viduj yra Androidas. Pakankamai senas, 4.4. Nežinau, ar atsinaujins ar ne kažkada tai. Galbūt. Wirelessas turi ir 5G. Taigi pakankamai greitas gali būti. Ir jeigu streamint video, geriau, aišku, ant 5G, taigi galima pakankamai didelį video streaminti. Taip. Daugiau šiaip standartas yra Androidas, iš esmės nieko ypatingo. Kalbas galim pasižiūrėti, kam aktualu, kokios yra pas mus. Tiesą sakant, kitų kalbų nebandžiau, pripratęs prie angliškos, galim pasidaryti pažiūrėti lietuviškai, kaip ir viskas yra. Galbūt kai kurie žodžiai nebus išversti, bet tai nėra esminis dalykas. Taip, kas aktualu pakankamai valdymas. Šiaip tai yra štai toks pultelis, nežinau, ar matosi, aš ten rodžiau prieš tai. Kas yra faina su juo, kad visas pagrindinės funkcijas realiai įmanoma valdyti su juo. Tai va šokinėjant arba paspaudus mygtuką galima pereiti į tokį vat mauso režimą, kaip sakant. Ir taip vaikščioti. Vienintelis minusiukas, vat, kas man užstrigo labiausiai, tai YouTube. Su pulteliu, kuris yra standarte, negalima praskrolinti į apačią, kaip sakant. Kaip ekraną prilietus ir patraukus žemyn, pereitų kiti lapai, o čia tokio nėra. Tai na, tokia kaip nėra patogumas, kai kur gali būti problema, kad iš vis negalėsite jungti. Ta prasme, dabar praeiti į apačią aš nebegaliu, tiesiog visiškai su šito pultuku. Aišku, tai nėra didelė problema, nes įrenginys turi USB jungti, taigi galite standartinį mauzą pasijungti, galit, čia kitokį dar tokį mauziuką, nežinau, kiek čia tas matosi, pasijungiu, žodžius ir jokių problemų tada nėra. Taip pat yra galimybė su telefonu valdyti. Instaliuotas yra tokia programulka, eShare, paleidžiat ją ir nurodytas būna jūsų vidinis tinklo adresas, kaip prisijungti būtent prie projektoriaus ir to pagalba atsisiunčiat aplikaciją į telefoną. Iš telefono jau tada atsiranda visos valdymo galimybės. Netgi atsiranda papildomi pultai, kaip sakant, naudoti šį įrenginuką, ta prasme, kaip mauzai, kaip touchscreenas ir taip toliau. Ir iš esmės tada jau pilnai galima valdyti. Taigi su smartfono pagalba valdymas jau yra pilnas. Tai va, atsiranda papildomos tokios galimybės, kaip streamint, tarkim, video, galima tiesiai iš čianai, tarkim, kaip paleidžiat ir savo žiūrit. Galite garsą reguliuoti, pasukinėti kitus video. Žodžiu, va šitas dalykas visai fainas, taigi iš esmės, kas yra telefone, tą galite viską valdyti, paleidinėti per telefoną. Galite naudotis telefonu kaip playeriu, arba tarkim turit planšetą kažkokį namuose, kur toksai medija daugiau naudojimas, taigi jį naudoti ir viską turėti. Taip pat galima audio, nuotraukas transliuoti, bet kokį failą pasirinkti ir taip toliau. Tai va, taip pat kaip minėjau, yra pulteliai tokie. Pom. Jau yra, galite, vat, kaip sakant, taip, matot, mauzas juda. Galim grįžti į Home, paleisti aplikaciją kažkokią ir taip toliau. Žodžiu, yra touchas, kur galima jau, kaip sakant, valdyti kaip prisilietimų jautrų ekraną ir taip toliau. Galima taip pat klaviatūrą įsijungti, nu, žodžiu, visokius kitokius dalykus valdymai. Taigi, va šitas dalykas išsprendžia daugelį problemų valdymo. Beje, yra galimybė streamint video. Ta prasme, streamint ekraną, ką rodo jūsų šiuo metu telefonas. Taigi, iš esmės veikia tas streamimas, bet problema tame, kad šiek tiek trukčia, šiek tiek lagina, tai, na, pilnavertiškai žiūrėt, sakyčiau, neįmanoma. Kitas reikalas, jeigu naudosit nebent mažesnį kažkokį ekraną, prastesnį telefoną, tai šiek tiek veikia geriau. Šita problemėlė bus, jeigu ir bandysit žaisti kažkokius labai rimtus žaidimus. Kaip mato, truputį yra trukinėjimas.
Jeigu jo nebūtų, būtų žymiai maloniau, galima būtų pilnumoj žaisti. Taip, kas dar iš aplikacijų standartinių, kas buvo, galima aišku viską įsidėkti taip pat sėkmingai iš marketo, bet taip pat buvo Orion TV jau instaliuotas, Kodikas žino, tai yra galima IPTV susikonfigūruoti. Aš nesu ekspertas labai, bet iš tikrųjų buvau tam tikrus kelis kanalus įsijungęs, tai veikia, viskas ok. Galima pasidaryti playlistus, čia, žodžiu, čia yra toksai, kaip sakant, piratiniai televizijai žiūrėti, taip galima sakyti. Taigi, tokie pas mus appsai, dabar kokios yra problemėlės su šito aparatu. Iš esmės, vienintelė didžiausia problema, kad jisai turi HDMI portą, bet kuris skirtas tik tai išeinamiesiam video. Tai yra, galite pasijungti monitorių prie šito renginuko ir matyti viską, ką rodo projektorius. Kam to reikia, neįsivaizduoju. Tokiu būdu jis tada atjungia vaizdą per projektorių ir rodo tik tai per monitorių. O nėra atgalinio. Tai tarkim, kompiuterio pasijungti ir žaisti žaidimus per šitą aparačiuką jau nebepavyks. Taigi, jis toksai labiau skirtas kaip medija daikčiukas namuose naudoti, ar išvykoms ir taip toliau. Nusivežus gamtoj kažkur pasižiūrėti, kokį filmą pastreaminti, kaip sakant, arba įsikišus USB pirštelį pasižiūrėti, beje skaito, viskas tvarkoj, be jokių problemų, leidau iš pirščiuko. Taigi, čia tokia pagrindinė problema. Taip pat dėl skaitimo filmukų iš USB leidau Full HD ir HD rodo normaliai, o 4K ir 2K jau rodo sunkiai, pradeda striginėti, taigi hardvaras nėra pats krūčiausias. Bet iš esmės paprastiem filmam žiūrėti yra per akis. Kokybės bet kokiu atveju 4K iš jo neištrauksit, nes jisai netgi mažiau negu Full HD palaiko. Bet anyway, žiūrėti tikrai galima ir tikrai tos kokybės yra per akis. Tai va, iš esmės tokie dalykėliai su juo. Daiktas yra šiaip geras, patogus, ypač dėl to, kad laisvai įsikišite į kišenę bet kurią, kad ir džinsų. Nereikia didelės dėžės ar dar kažkokio tokio nusivežti ir tokį wow efektą jis pakankamai gerą turi. Jeigu norite stebint draugus per kažkokį vakarėlį ar dar kažkur tokį nusivežę, tikrai nustebinsit. O jeigu planuojat kažkokiom, nežinau, prezentacijas daryti ar dar kažką, sakyčiau, šitas tada nelabai tinkamas daiktas vien dėl HDMI nepalaikymo. Taigi, jeigu kompiuterį pasijungti ar dar kažką neišeina, viską reikės daryti per telefoną, o tai jau yra problema. Susisiekiau su gamintoju būtent dėl HDMI jungties ir kaip jie pasakė, kad tai yra tiesiog pirmasis modelis jų senesnis ir dėl to jisai nepalaiko, palaiko tik tai išėjimą HDMI. Ir čia taip galima atskirti ar senesnis ar naujesnis modelis pagal raideles. Tai jeigu čia būtų HD in, tada, reiškia, išpalaikytų būtent įėjimą HDMI. Arba HDMI gali būti in parašyta. Žodžiu, turi būti in. Jeigu pirksit tokį daikčiuką, užsiklauskit pardavėją, ar turi palaikymą in HDMI ir geriau, kad iš karto pasižiūrėt, ar čia yra būtent in raidelės. O šiaip jie daugiau nieko nesiskiria. Tas naujesnis ir senesnis modelis. Šiaip daiktas geras, užskaitau, tačiau nėra kelių funkcijų, kurios man reikalingos, taigi pardavinėsiu jį ar pasiūsiu atgal, dar nenusprendžiu. Tai va, dėkui, kad žiūrėjot, tikiuosi patiko video, tikiuosi patiko apžiūrinėjami daiktai ir iki greito!